Svajonių kruizai. Šią savaitę lankysimės kengūrų šalyje, plaukdami jūrų rapsodiją. Australija dažnai vadinama kengūrų šalimi. Žinoma, pavadinimas paprastas. Australija taip pat yra atogrąžos, idiliškos salos, aborigenų gentys, didysis koralinis rifas ir Naujosios Zelandijos bei Indonezijos salų artumas. Rapsodija jaukus kruizinis laivas, patogiai talpinantis 2500 keleivių. Pasiruošę plaukti, svajonių kruizas tuoj prasidės, tikslas – Australija. 17 dienų kruizas mus neš palei Australijos pakrantę su suplanuotomis stotelėmis Brisbane, Erli paplūdimyje, Kerince, Darwine, Balyje, Indonezijoje ir Brume. Jūrų rapsodija dalis karališkojo Karibų laivyno restauruota 2007 metais. Turintis 2 baseinus, kopinėjimo sienas, spa, fitneso centrus bei restoranus, šis laivas siūlo visus kruizo privalumus, išlaikydamas intimumą. Laivas išplaukė po kelių valandų, ideali galimybė patyrinėti Sidnėjų, didžiausią Australijos miestą. Sidnėjus žinomas dėl kosmopolitiškumo, garsių monumentų ir nepakartojimų paplūdimių. Pirmoji Europos kolonija čia įkurta 18 amžiuje, Didžiosios įlankos krante, kuris ir iki šiol leidžia prišvartuoti net 10 000 laivų, tarp kurių ir rapsodija tuoj pakelsinti inkarą. Laivas palieka Sidnėjų ir kruizas prasideda. Tolumoje stovi vienas didžiausiai fotografuojamų miesto objektų – Sidnėjaus opera, tiesiai už uosto tilto. Atsisveikinus su Sidnėjumi, metas išsipakuoti. Galimi 4 apgyvendinimo lygiai pagal kiekvieno pageidavimus. Išorinės kabinos su vaizdu į jūrą galima pasirinkti 2 arba 1 karališko dydžio lovą. Vidinėse kabinose esančios pulmano lovos laisvai sutalpintų net 4. Šeimos kajutėse yra išoriniai langai, karališkos lovos, daugybė vietos susidėti daiktams ir patogi svetainė su televizoriumi. Karališkosios šeimos apartamentai su 2 miegamaisiais, 2 voniomis, 1 dušu, drabužine, lentyna, baru bei 5 kvadratinių metrų ploto balkonu. Ką be pasirinksite, jūsų poreikiai bus patenkinti. Įsikūrus metas į 6 denyje esantį Šunerio barą, paragauti kokteilių. Kiekviename karališkojo Karibų laivyno laive esanti Šunerio baras – ideali vietelė atostogų nuotaikai. Viduje jūrinis dekoras atpalaiduoja ir kvieste kviečia. Čia didžiulis baras ir įspūdingas kokteilių meniu. Suplanuokime ateities sustojimus su atvykimo gėrimu, žvelgiant į jūrą. Mėgaukitės kiekviena šio asmeninio koncerto nata. Prasideda nuostabus svajonių kruizas. Mes pasiruošę praleisti pirmąją dieną jūroje ilsintis ir mėgaujantis kruizu. Visiems atostogos. Laivas vakar išplaukė iš Sidnio, o šiandien mums laisva diena. Judam kitos stotelės link, pasižvalgykime po laivą. Ir būtinai įdėkime vieną elementą į vakaro darbotvarkę – susitikimą su kapitonu.
Šeštas aukštas puikia vieta ryto kavai. Nėra geresnės kavos nei ta iš Seattle Best. Kavos pupelių, kurią vaišinsimės Lutatut kavinėje. Barmenas paruoš kiekvieną puodelį pagal užsakymą bei įdės norimų prieskonių. Sausainiai ir saldainiai taip pat jūsų pageidavimui, kaip ir alus bei vynas. Be puikios kavos čia nepakartojamas vaizdas su dideliais langais į jūrą. Keliaujantiems su šeima nuotykių vandenynas 10 aukšte siūlo daugybę pramogų. Visas personalas turi edukologinį išsilavinimą bei didelę patirtį su vaikais nuo 3 iki 17 metų. Bet kuriuo metu vaikai gali būti su bendraamžiais, kol tėvai užsiims savo veiklą. Netoliese tame pačiame aukšte žaidimų mylėtojai ras video arkadą su klasikiniais bei naujausiais žaidimais. Tačiau kai tokia graži saulėta diena, kodėl mums neišėjus į gryną orą juo pasidžiaugti? Devintame aukšte rasite 2 baseinus, 6 sūkurinės vonias. Aplink baseiną daugybė gultų, šezlongų, ideali aplinka mėgautis Australijos saulę. Pasimėgavę saulę, keleiviai gali grįžti į kajutes ir rengtis kapitono vakarui. Pagal laivo etiketą vilkimi geriausi drabužiai. Kapitonas Stenas Bjormenas, Rapsodijos vedlys, pasitinka visus atvykus į laivą. Jis priiminės svečius pašokime lounge. Registracija prasideda po 5:15. Pasirinkusiems pirmąją vakarienę ir 6:45 kitą. Registruojantis visi gali nusifotografuoti su kapitonu ir tuomet susitikti su likusia įgula. Laive dirba apie 750 žmonių, kurie kartu sudėjus turi net 2000 metų patirties jūroje. Tad atsipūskite, laivas išskirtinai gerose rankose. Tęskime dienos laive linksmybės ir užsukime į Broadwėjaus melodijų teatrą 5 ir 6 aukšte. Šiąnakt šis 870 vietų teatre bus savų dainininkų ir šokėjų atliekama Pokylių karštligė. Šis šou bus rodomas 2 kart, priklausomai nuo to, kurio metu valgysite vakarienę bei susitiksite su kapitonu. Šou vyks 9 bei 10:45. Visi Royal Caribbean rodomi šou atliekami pasaulinių artistų, sukurti didžių kūrėjų ir techninių specialistų. Visais aspektais šie šou prilygsta rodomiems ant žemės. Kiekvienas pasirodymas sukurtas nustebinti publikai Royal Caribbean studijoje Holivude. Mėgaukitės reginiu.
Rytoj laukia kita ypatinga diena. Švartuosimės buvusioje pataisos kolonijoje. Ten dar yra pavojingų kalinių. Brisbane'as kadaise buvo griežčiausia Australijos įkalinimo įstaiga. Šiandien kalėjimas pakeistas kosmopolitiškų miestų, kuriame vienintelės grotos juosia gerai prižiūrimus gyvūnus, Steve'o Irvino tėvų įkurtame zoologijos sode. Karalienė žemės sostinė Brisbane'as tai 2 milijonų gyventojų namai ir svarbi turistinė stotelė. Šiandien lankysimės Linos ir Bobo Irvinų įkurtame zoologijos sode. Zoologijos sodas šeimos reikalas. Vis dar valdomas Irvinų klano sodas tęsia gerus darbus, pradėtų žymiųjų nuotykių ieškotojų ir stengiasi toliau saugoti gyvūnus. Thousands of different animals here at the zoo. We have over 1,000 and we have over 100 different species from the smallest reptile to the biggest elephant. The closer you get to an animal, it was Steve's passion that when you get people hands-on with some wildlife, you can't help but fall in love with it. Čia gydomi sužeisti gyvūnai, taip pat auginama daug rūšių paukščių, žinduolių bei roplių. Lankytojai gali rinkti šliaužiančią dieną arba plaukuotą dieną šiame sode. Mėgaukite žaidimais su gyvūnais, pavyzdžiui, vienu mieliausių – koala. Kartu su kengūra koala yra Australijos ikona. Kadaise medžiojamos dėl kailio, dabar koalos saugoma rūšis. Nė nereikia sakyti, kad gyvūnai, kaip ir Steve'o Irvino palikimas, įspūdingi. Lankytojai gali stebėti, kaip šeriami krokodilai. Čia tai įspūdis. Neapsigaukite dėl išvaizdos. Šie gyvūnai labai greiti. Treneris ne tik drąsus, bet ir atsargus. Norintiems pašerti gyvūnus, išskyrus krokodilus, zoologijos sodo šeimininkai suteiks šią galimybę. Jau beveik 5:30 ir laivas tuo jau kels inkarą. Nėra ko gaišti, kapitonas mums parengė ypatingą malonumą. Užmetame akį valdymo centrą, kur ekspertų komanda užtikrina keleivių nuotykius. Komanda dirba profesionaliai, užtikrindama, kad beveik 80 000 tonų laivas švelniai slystų vandeniu. Laivas plaukia Airlie paplūdimio link, palikdamas keleiviams daug laiko vakarieniai. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum 24-ojo gimtadienio proga sveikina visus savo abonentus Lietuvoje, taip pat visus Klaipėdos miesto gyventojus bei miesto svečius. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum kviečia į jūros šventę ir visiems dovanoja fantastišką Manto bei grupės Queen Show koncertą. Visus taip pat linksmins nepakartojamoji grupės studija ir dar gausybė Baltikum dovanų bei šventinis fejerverkas. Ateikite Liepos 27 dieną, šeštadienį 21 valandą į Klaipėdos teatro aikštę. Jūs kviečia kaimo sodyba Žvelsa. Lengva rasti, puiku švęsti, gera ilsėtis.
Visada smagu pramogauti. Pasiimkite televiziją ten, kur važiuojate. Užsisakykite Baltikum antžeminę skaitmeninę televiziją ir vežkitės ją net į sodą. Televiziją paprasta įsirengti bei lengva perkelti į kitą vietą. Pavyzdžiui, pas kaimyną. Todėl jūsų mylimiausios programos, net pažįstamai ryškus vaizdas, galimybė pasirinkti kalbą ir žinoti televizijos programą bus visada su jumis. Už neįtikėtinai mažą kainą, kur be gyventumėte mieste ar užmiestyje. Dabar jau ir Plungėje. Baltikum skaitmeninė televizija. Vežkis su savimi. Įsigykite komplektą ir Baltikum antžeminę skaitmeninę televiziją. Net 6 mėnesius žiūrėkite nemokamai. Pamilau tave iš karto, kai pirmą kartą pamačiau. Man širdį perverė be kardo ir privertė ją degti karščiau. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Visą vasarą Baltikum auksinis rodys geriausius sezono filmus. Kada beįsijungtumėte, visada jūsų laukia kažkas įdomaus, nenuspėjamo, intriguojančio, įtraukiančio, prikaustančio, juokingo, romantiško, įspūdingo. Kažkas tokio, kas prilygsta geroms vasaros atostogoms. O juk iš tikrųjų kartais taip gera tiesiog nieko neveikti ir pažiūrėti gerą filmą su gerais aktoriais. Gera vasara su gerais filmais per geriausią kino kanalą Baltikum auksinį. Netrukus lygiai 9 veiksmo komedija Taksi 4. Laive rasime puikų restoraną pavadinimu Edelweiss Valgomasis. Edelweisso įgula mėgsta stebinti savo svečius. Pavyzdžiui, šį vakarą prie itališko meniu bus dainuojamos ir serenados.
Vakarienė tikrai bus įsimintina po tokio šou. Jaudulys ir linksmybės niekada nesibaigia. Klausimas tik, ar keleiviai ras laisvų vietų. 90-ųjų muzikos mėgėjams turėtų patikti Vikingo karūnos lounge'as. Laivo didžiulė 360 laipsnių observatorija ideali nostalgiškam vakarui. Leiskite diskžokėjai nunešti jūs į laikus, kai Madonna tik pradėjo karjerą. Jei lagamine turite ko nors retro, dabar pats metas tai pademonstruoti šokių aikštelėje. Svečiam šokant laivas plaukia kitos stotelės didžiojo koralinio rifo link. Early paplūdimio miestelyje tai gyvena 3000 žmonių. Tai rojaus kampelis lankomas kruizų dalyvių arba keliautojų, ieškančių nepaliestos gamtos. Laivas ką tik išmetė inkarą. Svečiai renkasi pašokime lounge, kur gelbėjimosi valtis nugabens keleivius krantan. Po 7:20 nemokami bilietai jau paruošti. Kita stotelė Early paplūdimys. Mieste gyvena apie 2700 nuolatinių gyventojų, tačiau nuolatinis turistų srautas palaiko ekonomiką. Keliautojai atvyksta į šį pasaulio kampelį dėl dviejų priežasčių – Velykų salų ir didžiojo koralinio rifo. Miestelis turtingas mažų kavinių, butikų, žavių restoranų ir kelionių agentūrų bei egzotiškų australiškų takų. Viduryje viso to rasime nedidelį paplūdimį. Tarp lapkričio ir gegužės šiaip ar taip vandenyse būna geliančių sutvėrimų bei medūzų. Dėl to plaukikų džiaugsmui sukurtos marios. Po gaivinančio įnėrimo metas pasigrožėti didžiuoju koraliniu rifu, vieninteliu gyvo organizmu matomu iš kosmoso. Idealu apžiūrėti šiuos stebuklus iš nedidelio lėktuvėlio. Rifas sudarytas iš milijardų mažų organizmų, vadinamų koraliniais polipais. Jis palaiko platų gyvių spektrą. Nuo 1981 metų jis laikomas pasaulio paveldu. 2600 km ilgio didžiausias pasaulio rifas – dangaus dovana. Grįžtantiems iš lėktuvo primename, paskutinis laivukas grįžta 4:15, tad nevėluokite. Grįžus į kruizinį laivą pažiūrėkime, ką veikia Rapsodijos vyriausiasis šefas Kelly Cochrane'as. Šefo gaminimo demonstracijos visuomet susilaukia žiūrovų dėmesio. Žinant, kad jis atsakingas už 10 000 patiekalų per dieną, malonu, jog rado laiko su mumis pasidalinti patirtimi. O geriausia dalis – ragauti paruoštą produktą. Po kąsnelio metas patikrinti fortūną. Pakelkime porą aukštų pažaisti bingo.
Norintiems pasikeisti į kambarį su balkonu arba gauti $1000 prizą siūlome pažaisti karališką bingo žaidimą. Kortos dalinamos nuo 3:15, o po pusvalandžio prasideda lošimas. Jaučiate sėkmę? Jei bingo atrodo nuobodu, išmėginkite kitus lošimus kazino 5 denyje. Šie žaidimai reikalauja daugiau strategijos nei bingo. Tačiau nepaneigsi, jog sėkmė gali nusišypsoti kiekvienam norinčiam. Sėkmės! Lošimo aparatai, kortos, ruletės – visą tai padės išaiškinti didįjį laimėtoją. Tačiau iš esmės mums jau pasisekė. Sėdint patogiame kazino įsivaizduokime plaukimo sąlygas 18 amžiuje. Nes rytoj eisime garsiojo atradėjo Jameso Cooko pėdomis. Šiandien svečiai pamatys keletą geriausių dalykų Australijoje vienu sustojimu. Tankės atogražus bei turtingą aborigenų kultūrą. Sveiki atvykę į Kairmo miestą, arba kaip vietiniai pasakytų, Dirniūrą. Kruizinis laivas pasiekė rytinę Australijos pakrantę ir Kairino miestą, įkurtą 1876-aisiais. Laivui prisišvartavus keleiviai traukė į funikulierių, padėsinti apžiūrėti atogražas už 15 minučių kelio nuo miestelio centro. Dangaus turas leis iš viršaus apžiūrėti tropinius miškus. Kita stotelė – Baron kriokliai. Iškelti takai leis iš keletų taškų apžiūrėti krioklius. Sausuoju metu iš krioklių lieka tik srovelės, kadangi daug vandens naudojama elektrai gaminti. Mums tai pasisekė, kad galime šiandien juos pamatyti. Kita stotelė Kurantos kaimas už 7 kilometrų, giliau tankmėje. Kurandos drugelio šventovė užima 7 akrų plotą. Ji jau nuo 1987 yra didžiausi drugelių namai. Čia gyvena 382 iš Australijos kilusių rūšių drugelių. Kita stotelė – Tiepukai aborigenų ir kultūros parkas. Tiepukai gyventojai Kurandoje gyvena jau 10 000 metų. Imitation dances show respect to those animals. We hunt those animals, but we also show respect by dancing. So we take, but we give back by dancing. Jie tradiciniai kalnų, tarpeklių ir vandenų saugotojai šiame miškingame regione, kuris dabar karalienės žemė. Tiepukai aborigenų kultūros parkas – viena populiariausių Australijos lankytojų stotelių, ypač norintiems daugiau sužinoti apie unikalius gyventojus. Suderinus tradicinės kultūros demonstraciją su interaktyvia veikla, gana gerai pažinsime šį kitonišką pasaulį. Suvenyrų krautuvėlėje galėsite įsigyti suvenyrų, taip pat ir vietinių užkandžių prieš grįžtant į laivą.
Nors sustojimas eina į pabaigą, smalsumas pažinti kultūrą niekada nepatenkinamas iki galo. Kitokiai istorijai pažinti keliaujame į Pašokime lounge'ą, išklausyti paskaitos apie praturtėjimą. Praturtėjimo paskaitos puikų šansas sužinoti kažką naujo. Pavyzdžiui, šiandienos pasakojimas – namas, kurį pastatė senienos, apie mokytoją tapusi senienų pardavėjų ir pastačiusi namą savo mėgiamiausiams daiktams. Po paskaitos patiekiami užkandžiai. Kai laivas jūroje arba jei jūs nusprendėte nelipti į krantą, Edelweiso valgomasis siūlo platų sriubų ir salotų asortimentą pietums, kartu su desertais ir vynais. Pietus patiekiami nuo 12 iki pusės 2 visiems. Arba jei norite pavalgyti greičiau, tik pagrindinį patiekalą ir desertą, užsisakykite Alinės pietus. Jie bus paruošti greičiau nei per pusvalandį. Šį vakarą įgula suplanavo ypatingą vakarą. Galų gale niekas neprilygsta toga vakarėliui. Taigi šį vakar po žvaigždėmis prie baseino linksminsimės pagal bugį. Dar nuo senovės Romos laikų žinomi togos vakarėliai jau tapo Royal Caribbean klasika. Šis romėniškas dalykėlis jau eina į pabaigą. Kita stotelė mieste pavadintame garsaus naturalisto, savo tyrinėjimais padariusio revoliuciją moderniame pasaulyje vardu. Šiandien lankysime šiaurinės Australijos sostinėje. Negalime likti abejingi pavadinimui. Darvinas, kuris suteiktas Charleso Darvino, lankiusio šią vietą XIX amžiuje garbei. Prieš prisišvartuojant pradėkime dieną nuo kelių kalorijų sudeginimo sporto salėje. Sporto klubas 10. aukšte siūlo svarmenis ir treniruoklius, sutinkamus visur, taip pat ir grupinius užsiėmimus, nuo pilateso iki kickbokso. Bonusas jau tai, kad liesite prakaitą žvelgdami į vandenyną. Tiems, kurie mieliau grožėsis vandenynu iš kitokio kampo, siūlome kopinėjimo sieną. Ekspertai ir pradedantis alpinistai galės išsilieti aukštai virš bangų. Pradedantieji kopinėja nuo 10 valandos ryto. Čia jiems padeda instruktoriai užtikrinantys saugumą kiekviename žingsnyje. Įprastinės kopimo sesijos prasideda 11 valandą ryto, bei 2 ir 3 popiet. Tai taip pat lengva kaip rezervuoti staliuką. 16 valandą vyksta šeimų kopimas, kur kopti gali net vaikai nuo 6 metų. Viskas, ko prireiks: marškinėliai, šortai, kojinės ir nuotykių dvasia. Kalbant apie nuotykius, vidurdienį laivas pasiekė Darviną. Ant kranto galėsime pažinti besilydančių kultūrų katilą, paskui leisimės ekspedicijon po Litchfieldo nacionalinį parką. Kadaise buvęs mažytis pionieriškas miestelis, Darvinas dėl Azijos artumo tapo vienu mišriausių Australijos miestų.
Atsipalaiduokite ir pasimėgaukite laisvą senamiesčio atmosferą prieš leidžiantis į kelionę po Litchfieldo nacionalinį parką. Įsikūręs už valandos kelio nuo Darvino, Litchfieldo nacionalinis parkas užima net 1500 km plotą ir sulaukia milijono lankytojų kasmet. Mėgiamas turistų ir vietinių, šis parkas siūlo pažinti su unikaliu Šiaurės Australijos gamtovaizdžiu. Galėsite net paplaukoti laukiniuose vandenyse. Apsilankius čia teks eiti nelygiais uolėtais keleliais. Tad svečiams reiktų įvertinti savo jėgas prieš leidžiantis ekspedicijon. Keleiviai grįžta 6:30 laivo laiku, tad nedrįskite persukti laikrodžių išsilaipinus. Grįžus į laivą klausysimės Rosario dueto. Kasdien vyksta gyvi pasirodymai, tad kiekvienas laikas tinkamas. Argi atostogoms nereikia garso takelio? Kada susimąstėte, ką reiškia per dieną pagaminti 10 000 patiekalų? Šis klausimas bus atsakytas užsukus į šefo Kelly Cochrane virtuvę. Visiems valgiams Kelly užsako ingredientus prieš 4 mėnesius. Tada kasdien prižiūri 4 jaunesniuosius virėjus bei 45 virėjus. Kokybės kontrolė griežta. Visi receptai išbandomi prieš patiekiant klientams. Visa tai tam, kad 10 000 patiekalų būtų tiesiog tobuli. Ši vakarienė išties tobula. Laimė rytoj lankysimės vienoje gražiausių Indonezijos salų, kuri praminta Dievų sala. Indonezijos salyne 13 677 salos, o Bali garsiausia. Ryžių laukai tankiai augmenyje, juodo smėlio paplūdimiai viename gale ir balto kitame. Jo šventyklos, vulkanai ir nepaliesti ežerai. Tai dar ne visos priežastys vadinti salą Dievų sala. Sveiki atvykę į Balį. Laivas pagaliau pasiekė Balį Indonezijoje, į šiaurės vakarus nuo Australijos. Vizitas prasideda Bonojos uoste, kur valtimis keleiviai išlaipinami krantan. Atvykėliai draugiškai pasitinkami. Bali pagrindinis turistinis centras Indonezijoje, dėl kurio šis regionas turtingiausias šalyje. Lankytojai atvyksta dėl gamtos grožio bei kultūrinių atrakcijų. Kitą savaitgalį per Baltikum auksinį. Penktadienį Liepos 12-9 vakaro prancūziška juokingiausių situacijų komedija Dubleris.
Šeštadienį Liepos 13 tuo pačiu laiku Holivudo garsenybių būrys filme Rizikinga erzinti diedukus, kuris netrukus sulauks tęsinio. Sekmadienį Liepos 14, 5:05 vakaro, Džonas Cusakas nuotykių komedijoje Karštas kubilas laiko mašina. Smagus savaitgalis su Baltikum auksinio filmais. Filmą pristato Baltikum HD. Nesinori išjungti. Seni geri bičiuliai, Danielis ir Emilienas vėl suvienyje jėgas dėl tėvynės Prancūzijos. Prieš 2 smarkuolius 3 didžiulės problemos. Vėluojantį į rungtynes futbolo žvaigždė, pavojingiausias šalies nusikaltėlis ir kamuoliu trenktas policijos komisaras. Todėl prisisekite diržus ir pasirenkite kratytis iš juoko. Greičiausia, smagiausia ir pati sėkmingiausia iš visų 4 dalių, net 60 milijonų eurų pasaulio kinuose surinkusi kultinė veiksmo komedija Taksi 4. Šiandien 9 vakaro per Baltikum televiziją. Sugrįžęs motinos vaiduoklis gąsdina sūnų ir jo vaikus. Mirusi mama pasirodo dukrai tiesiog prekybos centre. Kaip reaguoti į tokius paranormalius susitikimus su artimųjų dvasiomis? Dokumentinė drama Vaiduokliškos istorijos. Rytoj vakare 7:55. Savo svajonę jis paaukojo visą gyvenimą. Todėl tą dieną, kai pasiekė greičio rekordą, jis buvo laimingiausias žmogus visame pasaulyje. Oskaro laureatas Antonis Hopkinsas tikroje istorijoje Greičio svajonė. Rytoj 20:45. Vabzdžiai ne tik skaudžiai kanda, jie gali sukelti skaudžias avarijas. Šalia šio sudužusio Mercedeso mėtėsi daug alkoholio skirto emigrantams Skandinavijoje. Baltijos ir Šilutės plento žiedinė sankryža neužleidžia avaringiausios vietos pozicijų. Visą tai ir dar daugiau antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Ne vietos stulpus pastatė. Būtų važiavęs, tai pravažiavęs. Nu, jo. Nu tai. O kur tas stulpas turėjo būti? Jie vyksta ten, kur policijos pajėgos bejėgės. Teroristų išpoliai, žmonių pagrobimai, įkaitų dramos, organizuotų gaujų nusikaltimai. Jie puikiai taktiškai ir psichologiškai pasirengę ekstremalioms situacijoms, bet jie neapdrausti nuo žmogiškojo klaidų faktoriaus ir nuo netikėtų priešų veiksmų, į kuriuos tenka reaguoti žaibiškai. Vokiškas veiksmo serialas GSG 9 elitinis būrys. Antradienį 20:45. Žymiausi pasaulio dizaineriai vonios kambariui kelia aukščiausius reikalavimus. Jis turi blizgėti nuo švaros, būti praktiškas ir padėti atsipalaiduoti po dienos darbų. Tačiau tikrąjį vonios grožį sukuria nežymios detalės. 10 stilingiausių vonios kambarių laidoje įspūdingiausių interjerų 10. Trečiadienį 20:15. Pagalbos šaukianti mergina jos taip ir nesulaukia. Po ilgos sutapimų grandinės nelaimėlės kūnas aptinkamas Rūsyje. Kriminalistai nustato, kad ji buvo nužudyta senokai, o siūlo galų vertėtų ieškoti neaiškios kilmės bendrovėje, kurioje mergina ketino įsidarbinti. Kova su sekso vergyje seriale Komanda čia ketvirtadienį vakare 7:50. Pirmoji atrakcija – tradiciniai baliečių šokiai ir muzika.
Šie šokiai išreiškia hindų filosofiją apie nenutrūkstantį pasaulio ratą. Dauguma šokių perteikia begalinę gėrio ir blogio kovą. Toliau atrasime balio žemės ūkį, susitikdami su vietiniais gyventojais. Ryžiai treti pagal populiarumą Indonezijoje grūdai, suteikiantis daugiau nei pusę energijos gyventojams. Drėgmė lemia viską auginant ryžius, tad baliečiai ištobulino drėkinimo sistemą, pavadinimu Subak, kuri tiekia vandenį augalų šaknims, tačiau iš tiesų palaiko visą dirbtinę ekosistemą. Tradiciniai ryžių laukai supa šventyklą, o šventikas užtikrina drėkinimą. Kita stotelė Dramblių safari parkas Tare. Oficialiai atidarytas 2000-aisiais parkas užima 2 hektarų plotą savo botanikos sodais, apsuptais natūraliu mišku. Per amžių šie protingi ir galingi gyvūnai vaidino svarbų vaidmenį Indonezijos istorijoje. Jie dirba ir miškininkystei, statybai, transportui, dabar ir turizmui. Parkas apsaugo Indonezijos dramblius, bilietų pinigai skiriami perkeliant dramblius į saugomas vietovės, padedant juos veisti ir didinti populiaciją. Apsilankius Dramblių parke dar turime laiko užsukti į turgų, prieš šokant į valteles nuplukdysiančias į laivą. Tačiau nepamirškite, paskutinį išplaukė 4:45. Grįžę į laivą toliau mėgausimės jo privalumais. Kita stotelė 9-ame aukšte esantis spa, kuris tikrai jūs palepins. Spa siūlo viską, nuo kirpėjo paslaugų iki profesionalių veido ir dantų procedūrų. Kartais atrodo trūksta laiko savo, tačiau atostogaujant galite sau leisti tas mažas prabangias smulkmenas, turinčias tiek daug reikšmės. Po visų grožio procedūrų išlaikykime tą nuotaiką besilepindami 6 aukšto natūraliame soliariume. Čia galėsite atsigerti saulės spindulių ar pasipliuškenti baseine bei džakuzi. Didelis pakeliamas stogas, vadinamas krištoliniu baldakimu, dengia šią zoną, kai oras nekoks. Tad soliariumas atviras bet kokiu oru. Šalia rasite soliariumo kavinę, kur galėsite atsigaivinti. Dienomis, kai norisi įprastinių valgių, jūsų lauks viesulo bufetas. Jis turi didžiulės vitrinas pačiame laivo priekyje, tad bet kuriuo laiku čia bus gera užsukti.
Tyliai pasigrožėkime didingų saulėleidžių. Rytoj laukia dar viena nuostabi diena. Po nakties plaukimo laivas pasiekė Brumą 10 valandą ryto, tačiau prieš išlipant laive vyksta specialus renginys. Puikus būdas pradėti vieną paskutiniųjų rytų laive, tai svajonių kelio labdaros renginys, rengiamas kapitono ir įgulos. Royal Caribbean International kartu su Sugalvok Norą paramos fondu renka pinigus sergantiems vaikams, kad jie galėtų plaukti gyvenimo kruize. Renkamas nedidelis įėjimo mokestis. Svečiai aukoja, kiek gali, visi gauna marškinėlius prisiminimui. Laivas tuoj švartuosis Brume, 1883 įkurtame uoste, kuris iki šiol traukia menininkus, rašytojus ir turistus dėl savo auksinių šlaitų ir turkios spalvos jūrą. Brumo istorija veda link Pietų jūros perlų, kuriuos miestas teikia juvelyrams visame pasaulyje. Verta skirti truputį laiko, kad sužinotume apie perlų gavybą ir austrių kokybę. Vėliau visi kviečiami pasivažinėti saulei leidžiantis po Laido paplūdimį. Paplūdimys taip vadinasi dėl to, kad čia 1889-aisiais buvo nutiesti pirmieji tarptautiniai telegrafo laidai nuo Brumo iki Singapūro. Jodinėjimas vienakupriais populiarus užsiėmimas tarp turistų. Gyvūno atsargi švelniai eisena judant šlapių smėlių primenančių durpes suteikia keistų pojūčių. Vis tiek verta tai išmėginti stebint nuostabų saulėlydį. Brumas paskutinis sustojimas, tad mėgaukitės kiek tik galite. Svajonių kruizas baigtas. Koks įkvepiantis jausmas plaukti Australijos pakrantę pasiekiant Indoneziją, Naująją Zelandiją, prabangiąją jūrų rapsodiją. Tačiau dabar nelaikas liūdesių ir gailėšiui, priešingai. Kelionių troškimas auga. Dar atrasime daug laivų bei jūrų. Turinti 5 vandenynus ir tuzinus jūrų, mūsų planeta tai didžiulė jūrinė žaidimų aikštelė, laukianti, kol išvyksime į kitą nuotykį kituose svajonių kruizuose. Įgarsinta Baltikum televizijoje.